Labadiena, čia grįžtam vėl mes. Aš esu Toma, Kuksando meistrė, ergoterapeutė ir Eglė, Kuksando mokytoja, psichologė. Praėjusį kartą mes kalbėjom apie mano kelionę į Kuksando ir Kuksando kelionę į Lietuvą. O šiandien aš labai noriu pasikeisti rolėmis ir aš noriu paklausti Eglės, kad jinai papasakotų, koks jos yra kelias į Kuksando pasaulį. Ir Eglė, iš tikrųjų, kaip viskas prasidėjo? Tai pirmiausia, sveiki, labas, dar Sveika. kartelį. Iš tikrųjų, to pokalbio kažkaip neprisivengiau, nes tarsi vis noras, kad pasislėpti už kitų nugarų, už kitų istorijų. Ir galbūt net ir atrodo viskas taip kažkaip vyko natūraliai, ne? Bet turbūt pasidalinti, kaip ir kiekvienas žmogus, turi ką. Be abejo, kad turi. Tai papasakok nuo pačių pradžių. Ar tu prisimeni, nes aš labai gerai prisimenu, kaip tu pravėrėjai duris Kuksando centro. O aš vis turiu tą prisiminimą, kad tu atėjai į svečius, į studiją, kur irgi buvo šalimais. Mes buvom kaiminystėj, galima sakyti. Aš turėjau tam tikras veiklas ir jūs atidarėte Kuksando centrą. Bet gerai, tebūnie. Aš atėjau. Pasitikėsiu tavo atmintim. Turbūt atėjau dėl kažkokių kitokių dalykų, ne dėl Kuksando. Atėjau pažinties. Taip, su tu tavim. atėjai susipažinti su naujų kaimynų, aš taip supratau, bent man taip dabar atmintis sako. Taip, ir iš tikrųjų įdomiai nuskambėjo, kas čia yra, turbūt vedė ir smalsumas. Ir aš pamenu, kad po to mes pradėjom draugauti kaip kaiminystėje esančių studijų žmonės ir pasidalindavom ir kavos arbatos išgerdavom. Ir paskui aš pamenu, kad planavo atvykti berods meistras Džinmok į Lietuvą. Taip, mes toje studijoje darėm nemažai jo seminarų. Ir tai buvo galbūt net 4 dienų ar net visos savaitės tas. Taip, tada mes darydavom, man atrodo, tokį ilgą, turbūt gal net 4, tai tikrai, o gal net ir 5 dienų seminarą. Tai vat aš pradėjau nuo tokio jau išsamaus nuo ryto iki vakaro 5 dienas. Nuo ryto iki vakaro ir aš dabar atsiminiau su tavim bekalbėdama, kad pirmą kartą turbūt pajutau, kad kažkas gali vykti, kažkokie judėjimai, kažkokie šilimai, atšalimai viduje, ne? Kaip ir sakydavo, kažkas šyla, kažkam šala. Kažkokia energija, apie kurią mes nelabai susimastydavom. Ir iš tikrųjų tas pirmas toksai turbūt susidūrimas ir buvo, kad vyksta kažkas. Ir pamenu, kad buvo galbūt net ir nedrąsu ir baisu pasakyti, kad kažkas vyksta. Aišku, savo keliu klausimą, gal čia mano fantazija. Bet jau tada supratau, kad čia nėra taip paprasti tokie dalykai. Turbūt antras toks, galima sakyti, susitikimas, antras dublis buvo tada, kai vėlgi atvyko meistras Džinmok ir man labai stipriai susuko kaklą. Nežinau, ar tinkamas žodis susuko, bet iš tikrųjų jausmas, kad persuko visą kūną, galvą. Ir aš man atrodo, iki paskutinės minutės tau sakiau, kad aš niekur neisiu, kur aš eisiu tokia serganti. Guliau ant kilimėlio ir atsimenu, kad tik tokia poza galėjau išbūti. Bet atėjus į seminarą, vis dėlto nusprendėjai ateiti paskutinę minutę. Nusprendžiau ateiti. Meistras sako, kas atsitiko. Aš sakau, nežinau, ar perputė, ar peršalau, ar kažkas. Jis sako, gulk. Čia pat, kur rinkosi žmonės. Ir turbūt 15 minučių, gal net ir mažiau, jisai atspaudė taškus. Ir aš nuo kilimėlio atsikėliau, aš galėjau atsukti galvą jau tiesiai ir galėjau būti, galėjau sėdėti, galėjau praktikuoti, galėjau dalyvauti. O atsimeni, kuriuos taškus spaudė? Nebūtinai juos dabar parodyti, bet iš principo kažką atsimeni ar ne? Turbūt neatsimenu, turbūt ne. Negalėčiau dabar įvardinti. O skaudėjo? Skaudėjo visur, kur spaudė, ten skaudėjo. Ta tikrai atsimenu, bet greičiausiai dabar taip
iš visko sprendžiant greičiausiai tai buvo pagrindiniai 10 taškų. Tas akupresūros ratas. Akupresūros ratas, kurį jisai ir moko turbūt ir rodo, kaip daryti, ir tu mokai, rodai. Tai buvo tokia patirtis ir man tada buvo neįtikėtina, aš negalėjau patikėti, kaip taip greitai, kaip taip paveikiai gali vykti tokie dalykai. Tai buvo toks vėl stiprus postumis vėl kažką daryti toliau. Aha, man buvo gal net ne postumis, nes aš daug fizinės veiklos daug turėjau, bet man buvo toksai supurtimas, kad kaip čia taip gali vykti. O tarp tų 2 kartų, po pirmojo seminaro to ilgo, ar tu išsyk užsikabinai ir jau grįžusi namo nuo to jau, nežinau, šeštadienio ir sekmadienio, kai viskas baigėsi ir tęsiai tą praktiką, ar dar taip to laiko kaip ir dauguma nelabai rasdavai? Aš, man atrodo, taip prabėgom vis, užbėgdavau pas tave į centrą. Šitą aš atsimenu, taip. Esu buvusi kartu ir su savo mama Algirdo pratybose, pamenu, tada mama irgi atvažiavo ir sakau, einam, tu turi būtinai, pabandyti. Ir tu žadėjai, kad vesiu aš ir buvo labai didelis nustebimas, kad manęs nebuvo. Taip, ir iš tikrųjų mes ateinam ir nėra Tomos, o yra Algirdas. Tai va, tai buvo irgi toks pirmas, kažkaip jisai leido jį sudalyvauti, atsimenu, pratybose, jinai šiek tiek žinojau iš manęs apie tą. Ai, tai turi galvoje, kad leido be įvado, ką mes dažniausiai reikalaujam, taip, kad žmogus. Ir vėlgi buvo taip įdomu, ne, kad galėjo žmogus dalyvauti. Ir jai irgi toks buvo, sako, aš negaliu patikėti, kad irgi tokie visokie vidiniai. Iš pirmo karto jau jinai pajuto tos. Tai va, ir aš taip pamažu kažką pabandydavau, tave matydavau, kaip viskas vyksta. Ir iš tikrųjų, galima sakyti, tokia meilė buvo paslėpta tam kuksando, bet jinai visą laik buvo. Ir po truputį išmokau taškų, galėjau savo padėti. O kodėl reikėjo padėti? Čia žinau, kad irgi yra labai įdomi istorija. Turbūt kiek save pamenu, nuo paauglystės turėjau tokį iššūkį su galvos skausmais. Man nuolat skaudėdavo galvą, aš kaip dabar atsimenu, tai vaisto išgėrimas būdavo įprasta dienos rutina praktika, ne? Nes ta galva visą laiką būdavo tokia ir sunki, ir apdujus, ir ją skaudėdavo. Vėliau prasidėjo gan stiprus galvos skausmai, kurie vykdavo su veido aptirpimu. Aš paviršiai blizgėdavo, aš tarsi negalėdavau matyti aiškiai visko. Buvo. Aplinka, tarsi tavo žvilgsnėje blizgėdavo. Blizgėdavo visi paviršiai, pykindavo, norėdavos tik tai atsigulti. Tai visiška migrena pagal vadovėlį. Taip, aš tos diagnozės iš gydytojų kaip ir neturėjau, bet supratau, kad požymiai labai atitinka. Požymiai atitinka ir jinai kartodavosi, kas kažkiek laiko. Aš išbūdavau tas porą parų tokios būsenos. Ir paskui, kai sužinojau apie akupresūrą, apie kvėpavimą, vieną kartą pabandžiau man beprasidedant tiems skausmams, pabandžiau kvėpuoti, atsispausti taškus, kuriuos jau mokėjau ir jie man padėdavo. Tiesiog galvos neįsiskaudėdavo, aš galėdavau daug lengviau prabūti. Ir kas paskui nutiko? Paskui nutiko, kad man nesikartoja ir sunku gal patikėti, bet 5 metus, daug daugiau gal. Aš be vaistų galiu būti su galvos skausmais. Tu vis dar taip užčiuopi pradžioje, ar dabar netgi ir tos pradžios retėja? Jų beveik nėra. Turbūt jos būna tada, kai trūksta vandens, organizmas dehidratuojasi, tada tiesiog vandens išgeri ir to jau nebėra tų baisių galvos skausmų, kokie būdavo anksčiau. Bet tai čia reiškia, kad irgi pagal tą apibrėžimą, kad akupresūra tarsi jinai malšina simptomą, bet kada tu nori ilgalaikės naudos, tu turi daryti pilną praktiką. Ir kada tu pradėjai reguliariai daryti pilną praktiką, taip ir atsitiko. Taip ir atsitiko ir turbūt daug dalykų atsitiko, nes turint kūne tam tikrų kitų gal iššūkių ar traumų, ar trūkumų, aš jų turiu ir keletą ir operacijų, ir kelio sąnaryje. Vėlgi praktika duoda galimybę žmogui be kitokių intervencijų gyventi. Ką aš turiu omenyje? Mano viena koja yra išoperuota, yra atlikta operacija.
Bet aš galiu pilnavertį gyvenimą ir sportuoti, ir žaisti, netgi žaidėm kartu tenisą ir tam tikrais vandens sportai susimti be kažkokių sutvirtinimų, be įtvarų. Tai aš tikiu, kad ir praktika prie to prisideda, matyti. Ta cirkuliacija, tas kūno subalansavimas ir jisai vyksta ir Kuksando dėka. Ir tu po truputėlį, darai savo praktiką. Pamenu, kad tu vis atvesdavai žmonės pas mus. Mums vis naujų žmonių susipažinti su Kuksando. Tavo mama taip pat labai, labai smarkiai įsijungė. Ir tu po truputėlį pradėjai ne tik pati praktikuoti, bet ir vis daugiau būti mūsų centre ir vis daugiau ir mums padėti. Kažkaip taip nutiko. Aš dar pamenu tą praktikavimą turbūt pandemijos metu, kai vyko daug nuotolinių transliacijų, mes namuose įsijungdavom. Kažkaip daug kas vengdavo kameras įsijungti, tai aš tokią pareigą kartais jausdavau, kad reikia įsijungti kamerą, pasitiesti kilimėlį, kad Tomai būtų smagiau. Tai mes įsijungdavom su vyru, pasitiesdavom 2 kilimėlius, dažniausiai likdavom miegoti po pirmos praktikos dalis ir kvėpuoti. O aš tęsdavau. Ir kaip paskui atsitiko, kad aš vis daugiau įsijungiau. Turbūt labai natūraliai ir vienu momentu tavo tokį kaip ir pakvietimą. Sulaukiau, kad gal norėtum, aš gal ir pasisiūliau, kad gal aš galiu tau padėti, būt ko nors naudinga. Taip, tu man labai daug padėjai iš tikrųjų ir buvo etapas, kada mane čia buvo užgriuvę ir mokslai ir visokie projektai. Ir to laiko nebe savo praktikai skirti nebebuvo tiek daug. Ir tada aš sakiau, kad gal aš lieku apskritai tik su savo praktika ir tą centro veiklos aš jau vykdyti nebelabai ir bespėju. Ir tada tu sakai, kad tu niekur neskubėk, aš tau padėsiu ir aš visą tą padarysiu, o tu ramiai tvarkyki savo dalykus. Ir tada atsimenu, tu sakai, o po metų pakalbėsim. Tikrai taip? Aha. Ir tada taip, ir po metų kažkaip, atėjo noras grįžti. Ir dabar, ir tu tada likai, ir nuo tada darom viską kartu. Iš tikrųjų, aš negalėjau suvokti, kaip gali būti Kuksando Lietuvoje be tavęs ir be Algirdo. Tai yra tiesiog neįmanoma. Tai kitaip būti negali. Tai tiesiog palaikyti kažką, suorganizuoti, padėti. Aš pamenu, tada įsijungė ir kiti mokytojai, kurie pradėjo ir su pratybomis. Vesti pratybas, taip. Ir kažkaip taip išsirutuliojo. O po to nusprendė atvykti meistras Žinmok. Taip, atvykti meistras Žinmok ir tada jisai atvežė tau mokytojo jau ir sertifikatą, nes tu per tuos metus buvai jau viską ir išmokus ir pati pradėjusi vesti pratybas. Ir iš tikrųjų tavo ten buvo iniciatyva ir toks pastumėjimas stiprus, kad tau jau reikia. Aš dar bandžiau priešintis ir sakyti, kad dar ne. Kaip tavo tas lotusas, tai mano turbūt buvo irgi dar daugybė visokių priežasčių, bet aš atsimenu vieną tavo frazę iki šiol. Tu sakei, jeigu meistras sako, tai taip turi būti. Taip, nes man meistras Žinmok taip sakydavo. Jeigu aš bandydavau kažką ar paskubinti, ar palėtinti, jo tas argumentas būdavo neatremiamas, kad meistro žodis yra ir taškas. Taip. Ir nėra diskusijos. Tai taip, nes tu darėjai iš tikrųjų, tu tą praktiką atlikai nuo 17 metų, tai iš esmės tu buvai viena iš pirmųjų apskritai praktikuojančiųjų Lietuvoje. Pirmą lygį vis praktikavau, jame buvo labai patogu. Taip, ir daugeliui tas yra, visi kažkaip užsilieka tam savo patogume, ką irgi galima daryti, aišku, galima tas pačias pozas praktikuoti nors ir visą gyvenimą, bet jeigu mes norim dar geriau jaustis ir dar tobuliau, visada kviečiam eiti toliau, nes čia reikia pasakyti, kad Kuksando praktika turi, kiek dabar jin turi lygių. Jinai turi pirmąjį tokį didelį suskaidytą į 2 dalis, tada jau jeigu mes tas pirmas 2 dalis laikom kaip pirmą, tada yra antroji didelė dalis ir tada dar 30 lygių, ar ne, po 12 pozų, čia yra meditacijos lygiai, kada mes medituojam. Kuksando meditacija yra labai ypatinga ir mes apie tai irgi pakalbėsim, kuriame nors savo susitikime. Mes joje keičiame pozas, jinai yra nenuobodi. Man tai buvo pagrindinis argumentas, nežinau kaip tau, kuri tau meditacija buvo primtinesnė, bet mane būtent tas pozų keitimas ir išgelbėjo, nes man sėdėti sukryžiavus kojas, ilgai ištiesus nugarą ir užsimerkus būdavo neįmanoma anksčiau, tai manęs tos pozos iš tikrųjų išmokė medituoti. O beje, kaip buvo tau?
Aš meditacijos patirties šiek tiek turėjau galbūt iš jogos, iš vieno mokytojo, kuris mokė šiek tiek tokio gal labiau mindfulness praktikos ir to stebėjimo tokio. Jisai buvo gilus ir daug darydavom ir daug medituodavom. Bet kuksando kažkaip kitaip. Aš nežinau atrasti kokį žodį, ar tai lengviau, tai kaip ir nėra lengviau, tai nėra paprasčiau, tai nėra galbūt artimiau, priimtiniau, tai yra, tiesiog paimi ir vyksta tarsi savaime, tam tikri dalykai. Turbūt ne veltui ta praktika, jinai tokia sena, jinai tokia išieškota, jinai kiekvienas judesys, kiekvienas pasisukimas arba kiekviena ta poza, jinai taip atitinka žmogaus kažkokiai būsenai, netgi ir medituojant pozose, mes medituojam pasilenkę, labai sunku ir tada gauni apdovanojimą, tokį tarsi kitą lengvą pozę būti. Tai man gal tas labai kažkaip priimtina, labai artima, labai visai šalia. Tai turbūt tu teisingai sakai, kad vis dėlto praktika, kuri yra patikrinta tūkstantmečių ir kuri buvo šitiek metų slapta ir jinai apskritai paskleista visuomenė yra tik tai kiek daugiau negu 50 metų ir per tą laiką nieks nespėjo jos supaprastinti, adaptuoti vakarietiškai tinginystei, kas nutiko su labai daug labai stiprių rytų mokymų. Tai matyt, dėl to jinai yra tokia stipri šita praktika ir mes ją dar gaunam iš pirmųjų rankų. Aš dažnai pagalvoju, kad kaip taip gali būti ir kokie esam apdovanoti, kad galim prie to liestis. Kad aš galiu būti, galiu girdėti tave, galiu girdėti Algirdą, kaip dalinatės, kaip mokot. Nors prieš kokią 7 metus turbūt mano irgi kelias truputėlį pasikeitė. Aš ėjau iš teisininko į psichologiją, į masažo terapiją, nes norėjusi pažinti žmogų, kas vyksta jame, kokie yra atsakymai, kaip viskas vyksta. O ar tau kuksando padeda psichologijos darbe? Dirbant su žmogum, man pačiai taip. O dirbant su žmogumi? O dirbant su žmogum taip. Nes iš tikrųjų tai labai daug apjungia dalykų, kodėl kūne vyksta tam tikri dalykai, kodėl kvėpavimą mes turime įjungti, kodėl vienokios ar kitokios emocijos pakyla ir gal trukdo kuksando žinios tam tikrų požiūrių, nes kuksando mokymas yra gilus, bet kartais tiesiog Nėra kada paaiškinti to gilumo? Kuksando neaiškina, kodėl kažkas vyko, nes ir mes Ražinmok sako, kad priežastis nėra svarbi ir eikim, žiūrėkim, darykim ir tai išsispręs. Psichologijos sesijose dažnai būna to ieškojimo, kodėl, kas įvyko, kodėl taip vyksta. Bet aš galiu pasakyti, kad kartais tą tokį metodą, kad, nežiūrėkim atgal, o keliaukim į priekį ir darykim, kad pokytis įvyktų čia, jis daug ką ištraukia ir daug ką tą žmogų tarsi, iškelia į paviršių ir tas žmogus irgi pradeda kvėpuoti ir žiūrėti, kad tikrai taip sprendžiasi. Atsiranda spalvos ar ne gyvenimo. Nes meistras Džinmok, jisai irgi nuolat sako, kad mūsų vakariečių problema yra, kad mes per daug galvojam. Ir tas ar tu eisi atgal, ar tu galvosi, kas dabar vyksta, tai vis tiek yra galvojimas ir mintis. O kuksando yra apie tai, kad nuramintų tą protą, ar ne? Siekia nuraminti mintis. Tai matyt, dėl to ir atsiranda tos spalvos, kai kartais žmogui leidi tiesiog būti ir nebesigilinti į nieką. Ir kartais tai skamba turbūt labai paprastai, kaip nesigilinti, tai aš noriu žinoti. Ir greičiausiai gal net ir negalvojimas, o toks užsivėlimas tame galvojime ir tose mintise ir mūsų nardina į tokį taip, nebėra to kelio. Klampų dalyką. Tai kuksando iš tikrųjų apjungė tas žinias. Aš pradėjau suprasti, kodėl kūnas, protas, emocijos, kad tai yra kažkaip vienas kamuolys. Taip. Taip, iš tikrųjų yra vienas vientisas ir kuksando būtent apie tai ir kalba, kad mes negalim, kas turbūt vėl čia prieštarauja tavo kaip psichologo ar ne žinioms, kad mes vis dėlto negalime
Dvasios nešti kunigui, kūno gydytojui, o proto psichologui, kad mes turim rasti kažkokią sistemą, kažkokį žmogų, kuris į tai žiūrės kaip į vieną didžiulę visumą ir tokiu būdu padės atrasti harmoniją ir tuo pačiu sveikatą. Turbūt nepaneigiant ir to vakarietiško požiūrio, jis yra reikalingas ir Kuksando, žinoma, ir sako, kad pirmiausia įsispręskim ligas, išsigydykim ir jeigu reikia kitais metodais, bet tai yra laikina, o ką po to daryti? Ką išsigydžius vėl negrįžti į tą pačią būseną, kuri mus ir susargdino. Tai Kuksando turi tą sprendimą ir turbūt čia yra didžiausia jėga, nes daugybė mokymų, daugybė metodų, jie pasako, kas tau žmogau yra. O ką daryti? O ką su tuo daryti, kaip ir palieka tokį paleistą tą žmogų. O Kuksando turi atsakymą, daryti praktiką. Tiesiog. Ir apie tą praktiką turbūt mes gal ir pakalbėsime kitose savo susitikimuose, nes žiūriu, kad jau laikas eina į pabaigą. Ačiū labai, ačiū, kad pasidalinai savo istoriją. Manau, kad daugelį įkvėps, kad reikia ateiti susipažinti, reikia nebijoti, reikia pabandyti žengti pirmą žingsnį ir po to, žiūrėk, gali išsispręsti labai daug problemų. Nebijokim vieni kitų ir susitikim vis dažniau. Tai ačiū. Ačiū ir iki pasimatymo. Iki.